Sveiki tamstos, turim 3 siuntas šiandien mažas ir vieną baisingai didelę, neatsimenu kada tokia didelė sugavęs. Kol kas ją padėkim į šalį ir važiuokim prie mažučių. Pažiūrėsim, kas čia gera pas mus. Šiandieną iš Kinijos atkeliavo. Turim Bluetooth ausinę. O tokia labai maža. Labai nebrangiai, iš tikrųjų berods 3,5 euro kainavo Bluetoothinė ausinė. Įsivaizduojat? Nušakės kokios kainos. Linką įdėsiu, galėsit pasižiūrėti. 4 versija Bluetootho. Transmission level 2. Nu, žodžiu, čia veikimas iki 10 metrų standartiškai. 50 mahų stovi baterija, tai kaip ir atrodytų nedaug, rašo iki 3 valandų, kad gali veikti. Realiai pirkau naudoti iš tikrųjų audio knygom kažkokiam paklausyti, iš tikrųjų ten, kur negali didelių ausinių turėti, va, tiesiog įsikišti ausį, va, tokia mini, iš tikrųjų, nužiūrėkit, tokia maža nušakės. Na, jungiam, bandom, kol kas tai nenori veikti. O, pradėjo veikti, mirksi lemputė, viskas tvarkoj. Pabandom gal iškart supėrinti ir pasižiūrėsim, ar veiksminga jinai ar ne. Taip, S530, prašau. Kažkokio stebuklo, aišku, už tokią kainą nereiktų tikėtis. Bet, tarkim, sėdi per laidotuvės kokias, reikia klausytis ten dainavimų, bet va tokia įsikišėjausi, nieks nedarys paklausti, kas čia pas tave ausi, o tu su muzikos klausaisi ir kokios audio knygos, va tiesiog. Taip, nu ką, bandom, patestuojam, pasižiūrėsim kokią kokybę, kaip ir susijungia viskas, kaip ir tvarkoj. Muziką paleidau, garsas yra, testuojam. Nu ką, žinokit, kaip be būtų keista, pradžiai buvo labai nepatogu, bet iš tikrųjų suradau kaip įdėti, reikia užtinkojom tiesiog dėti. Šitas daikčiukas į viršų ir kai įsideda labai tvirtai laikosi ir tikrai nėra galimybės, kad iškris. Aišku, tinka tik į kairę ausį. Nu, ne, gal ir dešinę tinka, iš tikrųjų, ne, ir dešinę galima įsidėti, taip, viskas ok. Tai va, kokybė, nu, nestebuklas tikrai, nesitikėkit, kad ten labai garsiai gros ir ten žemi bosai bus, kaip be būtų, Bluetoothinė ausinė 3,5 euro, tai nėra ko norėti tikrai. Bet suprasti ir garso tikrai per akis. Jeigu kokiai audio knygai ir dar kažkam, tai manau užtenka, galit laisvai pirkti ir tikrai tvarkingai girdėsit ir klausysitės. Taip pat yra mikrofonas. Dar nepabandžiau, kaip kalbasi su ją, iš tikrųjų, jeigu ir kalbėtis galima, tai sakyčiau šis super duper. Bet čia dar patestuosiu, bus matyti, arba padarysiu update, arba parašykit į komentus ir pabandysiu atrašyti. Tai va, krovimas dėja, toksai senas Nokijos kištukas plonas. O čia tai man nelabai patinka. Bet, kaip sakant, na, idealiai nebūna, nebent reikia paieškoti kažkokio alternatyvos. Taigi su bet ko nepasikrausit, reikės special laiduko arba seno Nokijos pakrovėje. Tai va, toksai daikčiukas. Šiaip žiauriai kol kas esu juo patenkintas. Iš tikrųjų tai, ko aš ieškojau. Taip, važiuojam toliau. Piniginė ir pakankamai didelė piniginė, o aš tikėjausi mažesnės dėja. Taip, kuo jinai ypatinga, jinai yra neatsidaranti, jinai yra atvira. Taigi, turite iš vienos pusės kortelėm susidėti. Kortelėm pakankamai daug vietos. O taip, iš tikrųjų sakyčiau per daug vietos, aš tikėjausi, kad va čia yra maždaug kortelės dydžio. Čia va dar koksai geras 1,5–2 cm yra palikta vietos. Didesnėjim kortelėm, va taip. Taip, ką mes dar turim, va taip atsisega ir prieinam prie dar kortelių arba prieinam prie dokumento, turbūt čia skirsnis, ir dar kortelės.
Nu, čia arba pinigai, arba kortelės, arba patys galite pasirinkti, kas norit. Čia atsisegam ir turim monetų skyrių. Tikrai sakyčiau, kad čia ne oda, nes tokia labai jau slidi, bet turėčiau pasakyti, kad tikrai pakankamai kokybiškai padaryta. Štuktukas galbūt kol kas sunkiau vaikšto, bet gal prasivaikščios. Na ir dydis jos vis tiek anyway nėra didelis ir jinai tikrai yra plana. Taigi tai yra faina. Pagrindinės kortelės naudojimas susimeta čia, rečiau naudojimas nuolaidų kortelės čia ir dar rečiau gali čia grinų įsikišti ir dar kažką, tai va dokumentam vietą iškart parodyt. Gubintų, Guangzhou Gubintų Lever Limited Authorization, nu nežinau, man čia iki Lever tai labai toli, bet tikrai medžiaga atrodo tvirta ir pakokybiškai padaryta, jokių brokelio, nieko. Kainos tiksliai nepamenu, bet tikrai nekainavo baisiai daug. O pinigam patinka naujos piniginės, taigi norit turėti daugiau pinigų, pirkit naują piniginę. Kinijai tai labai gera vieta padaryti. Taip, ir žiūrim, kokius mes čia lipdukus panašu, kad turim. Turim visą kalną Batmano lipdukų. Turim visą kalną dar Batmano lipdukų. Turim dar Batmano lipdukų. Ir nebeturim Batmano lipdukų. Žodžiu, 3 lapai po, nežinau, čia kokių, po 30 lipdukų. Visas kalnas Batmano juodų lipdukų. Čia manęs paprašė užsakyti šitų stikerių, bet šiaip ir labai prikolina iš tikrųjų kokį kambarį pasipuošti ar dar kažką tai tokį padaryti gykišką pakankamai arba vaikišką. Vat, galite užsakyti kalną lipdukų. Yra ne tik Batman, aišku, yra visokių, kokį tik tai norit. Kokį norit herojų, viskas kaip priklauso. Taip, ir einam prie mūsų didžiojo daikto. O taip, tokia sulamdyta dėžė pakankamai stipriai. Bet anyway, gal bus normaliai. Viskas siela viduj. Taip. Ir kągi mes čia turim. O čia yra atrama rankai. Taip galim būtų pavadinti. Va taip. Čia montuojasi iš tikrųjų su šitais diržais. Netgi prie kėdės galit prisimontuoti atlošo. Arba galit panaudoti va šitą renginuką. Va taip turbūt montuojasi. Kažkaip tais. Op. Va taip va. Ir prisisukti prie stalo krašto. Va taip, šito dalyko pagalba. Ir jeigu pas jūs stalas yra tiesus, be kampo ir jūsų ranka alkūnė kaba viršuje. Ko aš čia nesilaiko dabar? Ai, gal čia ir neturi laikytis. Tai va, tai iš tikrųjų čia yra išeitis, kaip galite turėti rankai pasidėjimą ir mauzui vieta, kaip sakant, pritaikyta. Įdėsiu nuotrauką maždaug kaip tas visas vaizdas atrodo. Kaip atrodo primontuotas prie kėdės. Šiaip iš tikrųjų labai taip kokybiškai padaryta kaip ir. Viskas plasmasė tvarkinga. Šitas paduškėlė yra, kaip matot, tai fainai gėlinė tokia. Memory foamas. Top shopą. Tai va, kaip ir turėtų būti visai patogu. Prisimontuojat savo ir naudojatės. Kaip sakant, vietos daugiau ant stalo ir ranka nepavargsta. Gydytojai rekomenduoja tokius dalykus. Taip, pasižiūrim dar kaip čia mums naudotis rekomenduoja čianai. Nu va. Kaip matot, galite prie kėdės naudoti, primontuotą ir toliau nuo kompiuterio būti, arba galite prisimontuoti prie stalo. Va taip. Nu super. Bandysim, testuosiu. Jeigu įdomus daiktas, ar veikia ar neveikia, rašykit komentą arba į Facebooką, pabandysiu parašyti. Manau, ir kitiems bus įdomu. Taigi, tokie daikčiukai pas mus šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.